Na ką, sveiki visi atvykę į kanalą Mini Crossstitcher, su jumis Ilona ir iš tikrųjų aš neprisimenu, kad aš paskutinį kartą filmavau video ir ką aš jums rodžiau. Ta prasme, nei kiek neprisimenu. Tai, nežinau, pradėsiu nuo to, kad rudenį aš beveik nesiuvinėjau. Tiesiog nesiuvinėjau ir, ką man įdomu, turiu, kadangi vedu vis statistiką, tai spalį 3700, lapkritį 300 kryžiukų ir gruodį 235. Tai praeitų metų galas man labai sunkus. Mes vos netekamo mūsų katino ir susidūrėme su Amerikos veterinarijos sistema, medicinos sistema, gyvūnų medicinos sistema. Ir reikalas tas, kad dabar viskas stabiliai, dabar viskas tvarkoj kažkiek, na ir su to galima gyventi, na ir tiek. Tai jeigu Lėlušas pasirodys šitam video, aš jo neišvarysiu, bet aš nemanau, kad pasirodys, nes aš kiek mačiau, jis dabar miega. Nebent jisai kažkokiu būdu užrakintas duris ir būtent atbėgs. Praeitų metų galas labai sunkus ir, tiesiog nesisiuvinėjau. Plius pagrindė skaičiau knygas, skaičiau labai daug knygų. Na ir tai tiek. Nežinau, reikia pradėti nuo kažko rodyti. Tai aš pagalvoju, parodysiu, aš 23 metų mano pabaigtukus, jų yra labai nedaug, visiškai negausiai, bet aš kažkokiu būdu sugebėjau vis tik išsiuvinėti 105 tūkstančius kryžiukų. Aš skaitau, kad tai daug. Ypač, kai, nežinau, ketvirtadalis metų buvo beveik nesiuvinėjimų. Na tai, pirmas praeitų metų pabaigtukas iš tikrųjų buvo mano Totoro. Jeigu aš rasiu video gabaliuką kokį nors, aš įkelsiu dabar. Jeigu nerasiu, tai nežinau. Gal nuotrauką įkelsiu. Visiškai neprisimenu, kieno ta schema, bet gražiai, tiesiog negaliu jūs parodyti, nes jinai liko Lietuvoje. Aš ją pabaigiau per pirmas porą sausio dienų, kai aš dar buvau Lietuvoje ir palikau Lietuvoje. Tai antras mano pabaigtas darbas buvo šitą lapę. Neprisiminsiu dabar, tiesiog neprisimenu, kieno tai schema, bet čia primityvo ir pirkau schemą iš 1-2-3 Stitch. Siuvinėta ant tokios Murano. Nežinau, man tai labai patinka kaip galas. Jau ne vieną kartą norėjau įrėminti šitą lapę, bet kažkaip susilaikiau aplamai nuo rėminių. Toliau sekė šitas darbas. Aš susidėjau eiliškumu, kada kokį darbą pabaigiau. Tai va šitas darbas, čia yra Mijos rudeninė mergaitė. Man šitas darbas vis dar yra be galo gražus ir man jisai be galo patinka. Labai norėčiau šiais metais išsiuvinėti jai kompanionę. Tai ragana, kurią esu pradėjus. Tai štai va toks va darbas. Aš manau, aš tiesiog greitai parodysiu to savo, kaip sakom, 5 darbus ir tiek. Tada buvo šitas darbas, šita schema, šitas rinkinys, pačio rinkinio aš neturėjau. Aš susirinkau siūlus iš kitų tokio burbulo rinkinių likučių. Tai susidėjau rinkinį ir viskas, ir turiu dabar tokį. Kiti mano darbai liko Lietuvoje, čia turiu tik vieną, na ir tiek. Tada buvo šitas darbas. Čia Barbaros Anos Dancer, tikriausiai. Irgi gražus, greitas, labai primityvus ir labai paprastas darbas. Bet šiaip man jisai vis tiek gražus ir tikrai nesigailiu pasirinkus tokią medžiagą. Šitą medžiagą, man atrodo, aš pamačiau pas kažką Instagrame arba YouTube'ai. Neįsivaizduoju, kažkur pamačiau. Aš manau. Tai be galo gražus irgi. Čia mano 23 metų darbas, pats didžiausias, pačiausias, nuostabiausias ir gražiausias, mylimiausias. Nežinau, man jisai yra pats pačiausias ir, tiesiog aš negaliu, man jisai be galo gražus. Čia yra tiesiog nuostabus darbas. Čia yra New Yorkas, čia yra Mereškos rinkinys. Jisai su manim pabuvo New Yorke. Aš nežinau, ar aš buvau paskutiniam savo video įkelus video gabaliuko iš New Yorko ar ne. Ir aš iš tikrųjų nuvažiavau šitą vietą,
kur šita nuotrauka, kur šis paveikslas buvo daryti. Nu, rinkinys iš ko buvo padarytas. Tai jeigu aš rasiu video gabaliukų, aš dabar reikėtų parodyti jums. Tai, nu nežinau, man be galo šitas gražus darbas, bet va šitas darbą aš tikrai labai norėčiau įrėminti, bet kažkaip dar neprisiverčiu, žinokite. Labai jau čia brangiai, kiek žinau, kainuoja ir, ne, nu žodžiu. Reikia bent jau, aš nusipirkau tą kartoną priklijuojamą, reikia bent jau ant jo užtempti ir pasistatyti bent jau taip be rėmelio, be nieko, tiesiog, vat, kad bent jau taip matyti šitą darbą. Nes čia yra, nežinau, man nuostabus darbas, tiesiog. Ir jisai, aš esu girdėjęs, kad šitose vietose labai sunku siuvinėti, aš suprantu, iš kur tai eina, bet žinokite, su saga čia buvo tiesiog vien du ir išsiuvinėta. Čia nebuvo sunku, čia buvo greita ir lengva sąlyginai. Dėmesį siūlai, Zweigart medžiaga, viskas labai faina. Tad šitas nuostabus darbas. Tikrai, mano 23 metų darbas, numeris 1. Tada aš išsiuvinėjau štai va šitą mažą melhilą. Iš tikrųjų, rudenį buvo taip, kad kai rugsėjai dar kažkiek siuvinėjau, ar rugpjūčio pabaigoje susigalvojau ir suorganizavau su Monika Melhilo salą ir pasiploviau. Tiesiog, nes aš visiškai nesiuvinėjau, visiškai nebuvo noro, buvau nenuotaikoj ir tiek. Tai šitas darbas, aš nežinau, kada jis pabaigtas, gal jisai prieš dar tą salą pabaigtas. Aš neįsivaizduoju jau, nebeprisimenu. Tai reikėtų iš tikrųjų apipavidalinti, bent jau filcą priklijuoti ir iškirpti šitą darbą. Tai aš melhilus mėgstu, aš juos myliu, man jie gražus. Tai štai va toks darbelis buvo pabaigtas. Na ir jeigu mano visi užrašai nemeluoja, šitas darbas buvo paskutinis. Čia yra Dimensions Southwest Blend ir žinokite, kartais būna, aš Instagram'e pamatau pabaigti šitą darbą ir aš bandau prisiminti, ar aš pati jį pabaigiau ar ne. Nes aš neįsivaizduoju, aš neprisimenu, aš tiesiog neprisimenu, kaip aš siuvinėjau viršutinę dalį šitą darbą. Man tiesiog iškrito šitas, nežinau, epizodas iš galvos ir aš neprisimenu, ar aš jį pabaigiau ar ne. Tai kartais reikia nueit pasižiūrėti ir įstikint, išsiuvinėjau ar neišsiuvinėjau. Tai štai, tiek pabaigtukų. Kiek čia buvo? Plakit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tikriausiai 8. Tai tiek pabaigtukų. Ir iš tikrųjų planai mano buvo, susirašiau viską jau, susižymėjau. Planai mano buvo didesni ir aš nepabaigiau 4 darbus iš tų mano planų ir ten buvo iš tikrųjų apie 20 000 ir aš per 3 mėnesius tikrai galėjau tai išsiuvinėti, bet buvo visiškai nenuotaikoj. Tai, kadangi gavos toks, nežinau, trumpas video, darbų nedaug, pasakot nežinau ką, filmavau paskutinį kartą žiauriai seniai ir aš nežinau apie ką ir kaip kalbėti. Tai aš pagalvoju, aš parodysiu visus mano pradėtus darbus, kuriuos aš turiu čia. Esmė tame, kadangi rugpjūtį, aš žinau, kad rugpjūtį mano anyta atskrenda, tai aš paprašiau, kad jinai man atvežtų mano dar kažkiek pradėtukų, kad aš turėčiau čia nais ir, kaip sakoma, aš planausi savo jau į 24 metus ką siuvinėti, nes man atrodo, gal nepalaukit, gal meluoju, tai greit pažiūrėsiu. Aš per praeitus metus pradėjau tik 5 darbus.
čia kaip man, čia nežinau, yra kažkoks kosmosas, tiesiog neįmanoma, nes, nu, vis dėlto tas momentas, kai aš pradėjau labai daug darbų ir, man atrodo, mano skaičiai siekia 50 pradėtų darbų, tai yra stipriai per daug. Nežinau, dabar pabiški jau 2 ar 3 metus aš pabiški baiginėjau tas darbas. Ir dar, žinokit, man dar 2-3 metus šviečia į priekį su tais pačiais darbais. Tai aš savęs neriboju, jeigu aš noriu, aš galiu pradėti, bet esmė tame aš nelabai noriu. Tai, nežinau, gal kaip ir pasiseka kol kas, galiu pabaiginėti savo senus darbus. Tai dabar aš tikriausiai ilgai užtruksiu, nes mano visi darbai yra sudėti į štai tokias visokias papkės. Aš čionais prieš savaitę ar 2, kaip sakoma, vėl pradėjau siuvinėti, vėl pradėjau pirkti, vėl pradėjau organizuotis. Aš susiorganizavau savo visus pradėtus darbus į štai tokias papkės. Tai prasme, tikrai ne visur yra dėžė, čia yra tik išskirtiniais atvejais. Bet, esmė, kad papkė, jeigu yra organizeris, medžiaga ir viskas. Tai aš manau, aš pradėsiu iš eilės, nuo kada pradėjau, tai aš nuo seniausių mano darbų. Tai pirmas darbas, kurį aš turiu čionais, tai būtų mano Hogwartsas. Oi, kaip aš užsiknysiu viską ištraukti ir sudėlioti atgal. Bet nesvarbu. Tai čia yra Jano Minesen Hogwartsas. Turiu štai tiek, aš tiesiog nebeatsuksiu. Aš to netgi sagą pažiūrėsiu, kiek čia yra, nes čia yra daug. Aš čionais... Gal aš geriau sakysiu, kiek liko. Ant šitą darbą man liko tik tais 2000, plus minus 400 kryžiukų. Tai, sakyčiau, nedaug. Tai, kadangi praeitais metais neišdegė pabaigti šitą darbą, aš įtraukiau jį į šios metus, kad šiais metais jį pabaigti. Šiais metais aš išsiuvinėjau ant jo gal 100 kryželių, bet dar neprisimenu, tikriausiai. Išsiuvinėjau kažkiek. Toliau seka mano darbas, kurį aš paprašiau, kad man atvežtų, ir tai būtų mano vienas iš Hayedų. Ir čia yra štai šita mergina. Aš jį tikrai jau siuvinėjau šiais metais. Ir jinai šiais metais buvo pasiuvinėta ant beveik 900 kryžiukų. Aš jį įtraukiau į mano planus pabaigti šiais metais ir pagal idėją ją reikėtų siuvinėti apie 100 kryžiukų į dieną ir aš laisvai ją pabaigsiu. Tai, kol kas savaitę, grinai, savaitę, tai trunka ir kol kas einas. Tai kol eisis, tol gerai. Nes iš tikrųjų savo planą šiais metais aš susikūriau tokį planą maksimum. Ir aš nežinau, kaip jis seksis, ir aš manau, vis tiek aš pasiplausiu ir visų nepabaigsiu, bet štai mano, tiek turiu siuvinėti per metus, o tiek turiu kasdieną. Oi, šakės. Šakės. Matysim. Iš tikrųjų, šiais, gal net parodysiu, sausio mėnesį aš išsiuvinėjau 1344, bet jau vasarį jau tiek turiu. Tai kol kas aš dar varau, siuvinėjau ir, šiandien beje yra 17 vasario. Tai 10 000 iš mėnesį tikrai bus. Būtų gerai, jeigu būtų 15, bet čia labai daug reikia. Tai štai mano Hayedas, kuris yra įtrauktas į mano 24 metų planus, kad pabaigti. Ir tiek. Aš manau, kad daugiau procesų toliau aš filmuosiu, gal dažniau, kad, video iš gabaliukų, taip toliau, kaip man sekėsi siuvinėti. Bet matysim. Tai štai. Kalbu ir tikriausiai neparodžiau, kas čia kaip atrodo. Sekundėlę. Štai parodysiu. Hogwartsas čia šitas. O Hayedas yra štai šitas. Štai šita mergina. Tai pragonas, taip toliau, bet aš vis tik aš noriu ir aš tikrai, aš noriu. Tai štai šitas darbas. Ant šito darbo šiuo metu yra, to netgi gal pasakysiu, kiek čia yra, 45%. Normaliai. Tai čia buvo antras darbas. Sekantis aš jį neparodysiu, iš tikrųjų čia yra Dimensions Holiday Traka Ornaments.
Aš jeigu rasiu, aš įkelsiu video gabaliuką arba nuotraukų, kaip tai atrodo, nes čia yra mano darbinis procesas. Tai šiuo metu aš dar besiuvinėju štai va šitą, čia nėra progreso, nes jis ant telefono, iš kurio aš filmuoju. Tai siuvinėjau darbę šitą, karts nuo kartą pakrapštau ir žinokite, kaip man atsibodo jas siuvinėti. O Dieve, kaip man jas atsibodo siuvinėti, tiesiog aš nebegaliu. Aš jas virš metų, 2-3, aš krapštau šitos darbus ir vis dar nesugebu pabaigti. Tai vat liko šitą mašinytę, ant jos yra, man liko išsiuvinėti 2196. Nu tai, būtent ant šito, nes čia kažkiek va žaliai išsiuvinėta, tai aš tikiuosi, aš gal kažką parodžiau, nuotrauką arba video, gal kažką. Tai va šitas darbas, vienas iš tų irgi šių metų planas. Iš tikrųjų, teisingai Hogwartsas ir Haidas ir šitas čia yra mano šių metų planuose. Tada seka, čia jau mažesnė papkutė. Vai, kiek daug turiu. Šitą darbą man irgi atvežė iš Lietuvos. Ir čia yra štai šitas darbas. Tiek turiu, tiek reikia dar belenkiek. Čia nėra metų planuose, jis tiesiog yra su manim čionais. Čionais yra iš 2 rinkinių siūlų likučių surinktas rinkinys. Čia iš tikrųjų šitie siūlai, jie ir priklauso šitam darbui. Aš susirinkau dabar, aš neprisimenu iš ko, žinokit, iš Facebooko. Gali būti, kad vienas siūlų rinkinukas yra iš Rasos, bet gali būti, kad aš meluoju, tai aš tiesiog nebeprisimenu. Sorry. Tai ačiū merginom, kurios man atidavė šitos siūlus. Darbas bus išsiuvinėtas kažkada. Tikiuosi ne šiais, bent jau kitais metais. Sekantis yra štai šitas. Čia yra žarptysas. Tai yra toks rinkinys. Man irgi atvežė. Šiaip jisai planus nėra įtrauktas, bet idėja su juo yra ta, kad jeigu kažkada gyvenime aš pabaigsiu tos Dimensions sunkvežimius, čia liko paskutinis, gal kažkada pabaigsiu, aš toliau darbą nusinešiu šitą darbą. Bet būtų... Nėra tai, kad aš ten sėdžiu ir siuvinėju. Ne, karts nuo kartą gal kokią minutėlę išpuola ir laisvesnė, tada galiu kažkiek, bet jeigu tik yra noro, tai šitas, jeigu ką keliaus į darbą, tada toks labai mažas procesas. Čia nes tiesiog sudėti 2 medžiagos, 2 procesai, čia irgi man atvežė iš Lietuvos, čia yra Mijos raganaitė. Sekundėlę, štai šitą damą, šitą mergaitę, šitą raganaitę. Nu tai aš ją norėčiau išsiuvinėti šiais metais, bet jinai į planą... Palaukit. Ne, į planą jinai nėra įtraukta, bet jinai norima. Tai, nežinau, bandysiu gal... Antroje metų pusėje su Monika jas siuvinėti, nes Monika irgi ją pradėjus, tai štai va toks darbelis. Tada man iš Lietuvos atvežė štai šitas žąsis. Aš kažkada buvau įsitikinus, kad aš pasiėmiau jas, po to pasirodo aš nepasiėmiau jų. Nu, nesmė vis tiek jos. Šiais metais tikriausiai nebus siuvinėjimas. Tai čia, tai parodysiu. Štai šitas žąsis. Yra tiek ir šiais metais aš jų nesiuvinėjau, praeitais, man atrodo, irgi nesiuvinėjau. Gal net pažiūrėsiu. Ne, nesiuvinėjau. Nu, tai ir viskas. Ir šiais tikriausiai nesiuvinėsiu. Galbūt jisai bus kitais metais šitas siuvinėjimas. Vis tik norėjau, kad būtų čia. Tada darbas, kurį man atvežė. Ir kuris jisai... nėra įtrauktas į metų planus, bet yra įtrauktas į metų norus pabaigti. Oi, kas čia prispaudžiu. Štai šitas Anchor. Nu, pas mane nerinkinys, aš siuvinėjau iš schemos ir Anchor siūlais. Ir štai, va šitas darbas yra toks. Aš praeitais metais
siūliau Marijai ir Monikai, kad siuvinėjom kartu darbą. Indėnė, aš jau vėliau parodysiu, spoileris, aš jas nepabaigiau. Tai aš pasiūliau siuvinėti visom kartu vieną darbą. Tai Marija ten, man atrodo, staigiai išsiuvinėjo. Susitarimas buvo 500 kryžiukų į savaitę. Ir Monika siuvinėjo kiekvieną savaitę po 500 kryžiukų. Ir jinai per metus pabaigė tą darbą. Tai šiais metais aš pasiūliau Monikai, kad siuvinėjame. Jinai turi tokį Ankor, tokio pobūdžio dizainą, bet kitokį rinkinį ten su karvėm. Aš šitą rinkinį Lietuvoje turiu. Tai jinai pradėjus tą, tai aš jai siūliau. Aš siuvinėjau šito, jinai siuvinėjo tą. Ir galim metų pabaigos irgi kartu pabaigti. Tai šiaip pagal viską reikėtų apie 300 kryžiukų į savaitę siuvinėti, bet mes siuvinėjom po 500 su tą idėją, kad link rudens galbūt pavyks pabaigti ir tada imti tą raganaitę, kurią rodžiau ką tik. Matysim, ar pavyks. Turiu štai tiek. Tai praeitos savaitės planas padarytas, beliko šios savaitės dar pasiuvinėti, šiandien yra šeštadienis, tai aš manau, aš pasiuvinėsiu kitą savo planą ir tada aš taip va šitą imsiu. Nu, aš nežinau, aš manau, aš tikrai galiu nuo viską pasiplauti. Matysim. Tada iš eilės eina štai va toks darbelis. Oi. Štai va toks darbelis. Backyard houses. Backyard bird houses netgi. Nors vadinasi, kaip nečiau vadinasi. Backyard bird houses. Jo, pas mane teisingai pažymėta. Pradėjau tada, kai startavau labai daug darbų. Nu tai va, štai toks startas yra. Nežinau, kiek čia pasiuvinėta, gal 400. Galim iš tikrųjų užmest akį, jeigu pavyks. 6,71%. Wow, jo, 535. Toks darbelis. Šių metų nėra planuose, bet gal kažkada. Tada mano pasididžiavimas, kurį aš siuvinėju dabar ir kuris yra tikrai trauktis į mano 23 metų planus. Ir jis kol kas vis dar bandau siuvinėti jį taip, kad pabaigčiau iki Liepos 1. Čia yra štai šitas darbas. O, kokia man grožis. Aš nežinau, kas man štai šunim. Aš niekada neturėjęs nei labradoro, nei ilgaplaukio retrieverio, bet aš supirkinėjau visus rinkinius su jais, ką matau ir kas man labai patinka. Tai šitas darbas man be galo patinka. Iš manęs vaikinas juokėsi, kad jam visi šunys yra vienodi. Mano šitie jau šunys jam yra visiškai vienodi. Ir jis iš manęs juokėsi, sako, kaip čia taip, tu čia išardai ir iš naujo siuvinėjai. Tai čia štai va šitas darbas. Šiam momentui aš turiu 31%. Ir esmė tame, kad aš šitą darbą paėmiau siuvinėti. Čia buvo, geras gabalas, viso šito nebuvo, šitos pusės net nebuvo. Šuo netgi buvo nepilnai užpildytas. Ir vasario mėnesį aš įsiuvinėjau beveik kiekvieną dieną. Buvo tik viena, 3 dienos praleistos. Aš dabar turiu išsiuvinėtus šį mėnesį 5249. Tai, čia yra mano pagrindinis darbas. Jį reikia siuvinėti kasdieną po 300. Pavyksta gal kas ir daugiau. Tai labai tikiuosi pabaigti iki Liepos 1. Mano šuniukai. Čia liko dar išpiesint, supiesint. Čia išsiviendu šuniukus ir tada kilsime viršų. Aš galvoju, kilsime viršų. Noriu viršui pasiuvinėti, nenoriu vien tik apačią, po to viršų. Tai štai, toks darbas. Tai, gal ir durnai. Bet pas mus su Monika dažnai sutampa skonis. Ir pas mus buvo susitarimas, kad Lukaso žąsis jinai pabaigė 1, o šuniukus pabaigiu aš 1. Tai va, aš šiais metais ir siuvinėjau šuniukus. Duodu jai laiką stipriai šokti priekis tom žąsim, kad net jeigu jai liktų kitais metais, aš jos nepasivysiu. Žodžiu, jinai būtų tikriausiai bus 1. Čia šitas darbas. Štai va šitas. Čia paprašiau, kad man atvežtų ir, kad tiesiog būtų čia, jeigu aš užsimanyčiau jį siuvinėti. Išsiuvinėta labai nedaug. Neskau. Gražiai gavas. Pradėtas buvo per tą mano bumą,
nepamenu, kiek aš ten darbų pradėjau per mėnesį, ar ne, žodžiu. Tai štai, tada pradėtas, pakeista medžiaga iš Aidos 14 į Monako. Tai, man atrodo, neprisimenu. Žodžiu, storas audinys toks. Ir, sakyčiau, visai gražiai gaunas. Bet aišku, čia pusiniai, tai atrodo, kad daugiau išsiuvinėta, negu iš tikrųjų yra. Čia apie 500 irgi turėtų būti. Tai jis į metų planus neįeina. Jis neįeina. Tada dar darbas, kurį man atvežė. Tai yra šitie meškiai. Ir čia turiu keičiau medžiagą Ieva 32 kaunto ir turiu tiek. Oi. Nedaug. Visai nedaug. 500. Nes tada pradėtas. Žinokit, gailiuosi, kad tada pradėjau tiek daug darbų. Tikrai gailiuosi. Apsikrovus, tai startais. Nei tai reikia, nei ką. Tai. Žodžiu. Gražus darbas tikrai bus išsiuvinėtas, bet ne šiais metais. Ir tik. Toliau rodysiu darbą, kuris įeina iš metų planus, kad pabaigti. Čia yra Dimensions, Golden Ride, šuniukai. Mano mėgstamiausi, mylimiausi, nustabiausi. Štai, tiek turiu. Nevyniosiu dabar, nes čia, man atrodo, jo su šitai užkabinta. Nevyniosiu. Ir čia turiu dabar išsiuvinėjusi 54%. Tai va, čia liko tai, kas neužtušuota. Čia įeina ir bus pabaigta šiais metais. Turėjo būti pabaigta praeitais, bet tačiau nepavyko. Toliau seka darbas, kuris irgi bus pabaigtas šiais metais, bent jau yra planuose. Tai Fall on the Farm, Little House Needleworks. Išsiuvinėti 3 kvadračiukai, liko dar šitas ir dar 5. Ir tiek. Planas buvo, idėja buvo išsiuvinėti dabar po kvadračiuką į mėnesį. Tai va šitą kvadračiuką, kur dabar turiu. Tai čia va taip turėtų jis atrodyti. Ir čia dabar šitam kvadračiukė liko, 749 kryžiukai. Gal aš išsiuvinėsiu šį mėnesį tiek. Tai, beje, čia yra Let It Stitch magnetai ir, Dieve, kokie jie yra labai silpni. Tikrai nesiūlau tokių pirkti, jie kainuoja 10 ar kiek ir, tas dar jeigu magnetas iš kitos pusės jis geras, šitas, jis tiesiog prie metalo ir kabinas. Žodžiu, nesąmonė, labai lengvai nukrenta ir nieko jį nelaiko. Tai štai, toks atrapas. Norėčiau pabaigti šiais metais. Prisipirkus aš čia visokių lankelių, čia yra nurgė mediniai, turiu nurgė plasmasinių belenkiek. Tada darbas, ant kurio yra belenkiek daug išsiuvinėta ir kuris nėra įtrauktas metų planus, bet jis yra pradėtas, čia yra Čia yra tiesiog nieko, čia yra kiek 4 gijom pusiniai ir čia yra Seulas, čia yra Little Room on the Attic ar kažkas. Nesvarbu iš tikrųjų. Tai aš bandau parodyti, kas čia turi gautis, tai čia Seulas. Štai toks darbas. Kažkada bus išsiuvinėtas, bet tikriausiai ne šiais metais. Šiaip sunkus. Tikrai sunkus ir belenkiek, ir visko, ir bieso, ir... bet aš norėjau ir vis dar noriu. Tai tiek. Dabar jau parodysiu darbą, kuris buvo pradėtas čionais Amerikoje. Nežinau, sausį praeitų metų ar kada. Štai šitas labai gražus darbas. Tiesiog norėjau pradėjau ir viskas. Ir aš tai tiek. Iš tikrųjų, dabar kai žiūriu į medžiagą, reikia pažiūrėti, ar čia teisingai užsidėjau, nes kažkaip labai mažai atrodo. Tai turiu tiek. Čia yra 4 ar 5% gal. Ir viskas. Jisai metų planus neįeina, bet bus kažkada pabaigtas. Tada seka darbas, kurį aš siūliau pradėti su Monika ir Marija. Ir kurio aš nepabaigiau, bet merginos pabaigė. Čia yra indėlė. Ir aš dabar turiu tiek.
Čia gal 50% yra, kaip manot? Taip, čia yra 54%. Čia yra štai šitą. Ne. Labai gražus darbas. Turėjo būti pabaigtas praeitais metais, bet tačiau nepavyko. Bet, jis yra įtrauktas į šių metų planus, kad pabaigti šiais metais. Prisikūriau savo didelių planų. Kaip man įdomu, kaip man pasiseks. Nes skaitimo aš vis tiek nemetu, skaitau aš daug, skaityti aš noriu. Taip, kai kurie siūlo audio knygas skaityti, bet aš asmeniškai, nežinau, labai mėgstu skaityti popierinės knygas. Kartais dar e-bookai man tinka, bet aš perku ir skaitau daug popierinių. Liko 1, 2, 3 darbai, kuriuos turiu parodyti. Gerai, reikia man juos ieškoti. Arnauto Velaris. Arba Zermatt. Vienas iš darbų, kuris turi savo dėžę. Kadangi aš atvažiavau čionais praeitų metų sausį ir su savim aš neėmiau savo dėmesį paletės, tad kai aš sugalvodavau pradėti naują darbą, aš supirkdavau visus siūlus nuo nulio. Tai įsivaizduokit, čia autorinė schema 45 spalvų ir visą tai aš perku. Štai va tiek turiu. Šitas darbas buvo kažkiek iš tikrųjų pasiuvinėtas. Tik nežinau, ar šiais metais, ar kada. Taip, šiais metais buvo pasiuvinėtas ir ant jo aš pasiuvinėjau 830 kryžiukų. Ir šiuo metu ant šito darbo yra 21, beveik 22%. Ir jis yra įtrauktas į šitų metų planus, kad pabaigti. Ir rytoj aš turiu parodyti teisingai, kaip atrodo. Štai. Koks man gražus. Bet nežinau, atrodo, turėtų būti sunkus, nežinau, autorinė. Taip, vietom yra labai tokių palaidų ir panašiai kryžiukų, bet, susako viskas paprasta iš tikrųjų. Neturiu problemų. Tai šitas darbas priklauso mano šių metų planam, kad pabaigti. Dar praeitų metų pabaigoje, ar tai kada, nežinau, rudenį, aš buvau labai užsimanęs pasiuvinėti hajedą. Tuo metu su savim aš hajedo neturėjau, man atrodo, nors platoj. Jo, nesvarbu, jau turėjau savo hajedą. Tiesiog norėjau pradėti šitą darbą. Ir aš jį pradėjau. Čia būtų štai šitą mergina. Ir čia vienas iš tų darbų, kuris turi visą savo dėžutę su visais siūlais. Iš tikrųjų, kai pirkau siūlų šitam darbui, aš pataikiau ant didelių nuolaidų ir aš gavau maža to, kad apie 40% matkeliui. Dar papildomai man padėjo 20 ar 30% nuolaidą visam čekiui. Tai ten, žodžiu, žinokite, aš beveik už ačiū gavau šitos visus siūlus šitam darbui ir aš labai džiaugiuosi. Tik dabar gailiuos reikėjo dar prisipirkti siūlų, bet aš tiesiog, man atrodo, pataikiau ant geros pardavėjas ir jinai papildomą nuolaidą pritaikė. Tai tenais yra Zweigert audinys, tas lūkas ar tai kieno. Ir turiu tokį gabaliuką, viskas. Taip tamsu ir panašiai tenais atrodo, bet aš mačiau ne vieną išsiuvinėtą darbą jau šitą ir visumoje atrodo gerai. Hajedas yra hajedas. Hajedas yra progonas, kaip sakoma, per varą paveiksliukai per schemą, truputėlį dėl vaizdo pravalo ir viskas. Aš žinau, ką aš siuvinėjau ir aš vis tiek noriu šitą darbą. Aš jį noriu kartu su savo tą kitą, kurią siuvinėjau ir kurią dar vieną irgi noriu siuvinėti. Ir dar noriu porą darbų hajedą siuvinėti, žodžiu. Kažkada. Tai štai toks mano. Praeitų metų vienas iš 5 pradėtukų. Jis neįeina į šių metų planus. Labai didelis. Ir paskutinis, pats didžiausias. Čia sarkastiškai. Štai tokia dėklė. Mano pradėtukas. Čia būtų Mill Hillas. Šitą, man atrodo, buvau pradėjusi Mill Hillo salui ir pasiploviau. Štai turiu tiek. Man atrodo, siuvinėjau, kai kažkur važiavom, pakeliui link Čikagos ar panašiai, nes nuo mūsų, kaip sakoma, kaimo iki Čikagos centro apie valandą, tai kažkiek gal ir siuvinėjau. Tai štai. Čia mano paskutinis pradėtas darbas. Ir planai dideli. Šiam momentui su savim Amerikai čionais turiu 20 pradėtų darbų. Čia yra
Bėlė kiek daug, aš skaitau, kad čia yra labai daug. Ir aš labai norėčiau, bent jau planas yra pabaigti 10 darbų. Ir dar noras yra dar plus 2, man atrodo, darbai. Jo, tas Ankor, Aguonas ir Raganaitė Mijos. Aš žinau, aš didžiulį planą susidariau savo, jis tiesiog milžiniškas, grandiosinis, savaitę kol kas siuvinėjau. Bet matysim, nes tikriausiai aš manau, jeigu nepavyks, aš tiesiog sumažinsiu tą planą, vieną kitą darbą išbrauksiu ir aš toliau vis tiek aš noriu siuvinėti juos. Tai, nepavyks, tai nepavyks, koks skirtumas, svarbiausia siuvinėti ir pasimėgauti to darbo. Tai aš siuvinėjau, stengiuosi. Turiu labai daug pirkinių, bet juos manau parodysiu kitam video, nes aš matau jau čia prikalbėjau, aišku, aš daug iškirpsiu virš 42 minučių, bet aš manau, aš iškirpsiu. Tai štai, šiam video, manau, gal užtenka. Reikia pradėti kitą filmuoti, kurį aš norėčiau kovo pradžioje parodyti su savo vasario antros pusės darbais. Gal kažkas gausis, nesigaus, matysim. Ir tiek, atsirado noras siuvinėti, džiaugiuosi, gaudau laiką, siuvinėjau. Beje, pastebėjau, YouTube atsirado naujų lietuvaičių filmuojančių. Vieną iš jų aš tikrai seku ir peržiūrėjau video, tai yra Inga, Laumės laisvalaikis, man atrodo. Jeigu jums nesunku ir jūs pradėt neseniai filmuoti, skaitykim nuo rudens kokią, jūs pradėt neseniai filmuoti, prašau, pakomentuokit, ką nors, aš ateisiu jūsų kanalą, aš pažiūrėsiu jūsų video. Aš nesuseku, kas ir kur ir kaip, į Rinką aš tiesiog mačiau Facebook'e, pagavau tada. Subscribinau ir dabar neseniai pažiūrėjau. Tai pakomentuokit, kad pradėjot, kviečiate kanalą, tegul ir kiti irgi žiūrėkit. Viską, ką seku, aš praėjau tiesiog per visus savo sekamus kanalus ir visus juos peržiūrėjau. Yra kaip yra. Aš jūs žiūriu, aš jūs matau. Man labai smagu žiūrėti ir dabar baigėsi ką žiūrėti. Jeigu jūs neseniai pradėt filmuoti, tikrai pasivydenkit, parašykit, aš eisiu ir žiūrėsiu. Turėsiu ką žiūrėti. Tai štai, visiems tiem, kurie vis dar seka, nepametė mano kanalo ir panašiai, ačiū, kad vis dar liekat, kad vis dar laukiat. Tikiuosi pavyks ir toliau filmuoti ir siuvinėti. Tai ką, einu greitai montuoti. Norėčiau, šiandien jau gal nebekelsiu, nes Lietuvoje jau 6:30 vakaro, kol sumontuosiu naktį tikrai nekelsiu. Tarkim, tikiuosi, sekmadienį ryte gausit video, nes vis tiek taikau labiau Lietuvą, tai pagal jūsų laiką. Ačiū, bėgu montuoti ir dar pabandysiu pafilmuoti kažkiek kitam video. Ačiū ir iki.